Kuo užsiimat? Užsiimam lėlyčių gamybą. Lėlytės... Bet jos labai mažos, sakyčiau, tos lėlytės. Jos yra prie rakto arba prie telefono, labai didelio nesinori dėti. Aha. Mane kaip verslininką domina jūsų verslas, kaip jiems sekasi? Sekasi neblogai, nes esam dar jauna kompanija, tik tai sausio mėnesį kaip ir susikūrusios. Tai va, šiandien pardavėm vieną lėlytę ir esam dar 2 lėlytės pardavusios, esam pardavusios 15 akcijų iš viso. Tai va, taip va. Ir dabar mugiai stengiamės prekiauti. Ar jau esate apart šitos vietos prekiavę kažkur? Esame mokyklai prekiavę, turime savo internetinį puslapį, turime save populiariname Facebook'e ir turėjom vieną lėlytę pagal užsakymą, pas mus užsakė ir va taip va. Ar pelningas verslas? Verslas kol kas dar nuostolių neduoda. Supratau. Čia svarbiausia yra versle. Aha. Ir kokia mokykla? Ąžuolyno gimnazija. Ąžuolyno gimnazija. Kodėl tiek daug pas jūs įmonių? Pas mus tikriausiai ekonomikos mokytojas yra geras, kuris mus skatina tuo užsiimti ir mūsų tiesiog parodė, nes kitas gal gimnazijos neskatina jų prie to prisijungti, prie tokių mugių ir panašiai. Tai va, ir mes pradedam. Supratau. Kaip jam užtenka laiko, man tik tai įdomu labai. O čia jau jo klausia, veiklus žmogus. Supratau.